Na ir veiklos efektyvumas, nes dažnai šneka, kad aš kai dabar girdžiu, kad elektros sektoriuje bus pardavinėjami pastatai, automobiliai ir panašiai, tai aš noriu pasakyti, kad mes iš karto po privatizavimo visus tos metus darėm labai rimtus pokyčius ir kada vyko ekonomikoje pakilimas ir pas vartotojus taip pat, mes elgiamės visiškai atvirkščiai. Todėl šiandien iš principo mums nereikia to daryti, apie ką dabar garsiai giriamasi, kaip parduodamas koks nors Porsche ar dar kas nors. Tai per šį laikotarpį aš tik tai noriu fiziškai pasakyti, kad kilometrais per nepilnus 7 metus mes pastatėm infrastruktūros, kuri sudaro daugiau negu 36% to, kas buvo pastatyta per 45 metus. Kiekiai dujų padidėjo taip pat 37%. Perduodamų dujų kiekiai padidėjo beveik 100%. Vartotojų skaičius išaugo 6%. 29 tūkstančiai per tuos kelias metus. Darbuotojų skaičius sumažintas iki šių metų daugiau kaip 500 ir mes šiais metais dar toliau tęsiam savo restruktūrizavimo programą ir šiais metais dar kažkur bus apie 60 žmonių atleisti. Tai yra, mes ne vieną dieną tą darėm ir šiandien atėjom, bet iš kitos pusės mūsų infrastruktūros plėtra, kaip suprantat, jau reikalauja šiandieną ne mechaniškai mažinti, bet reikalauja tam tikrose srityse tam, kad užtikrintumėm saugumą, atvirkščiai didinti darbuotojų skaičių. Na ir vėlgi, kai kas nenori matyti, bet mūsų taip pat finansinė skola yra gerokai sumažinta. Keletą žodžių dėl planų. Tai esminiai mūsų planai. Mes priėjom kompanijos istoriją, jeigu matėt anksčiau, privatizavimo apimtis jos pakankamai įspūdingos, bet artimiausius 3 metus mes turėsim rekordinį investicijų apimtis Lietuvoje, todėl kad po Ignalinos uždarimo mums reikia būsimiems kiekiams paskirstyti, reikia pastatyti naują kompresorinę stotį Jauniūnuose, čia prieš Vilnių, tam, kad būtų galima užtikrinti gamtinių dujų srautus tiek iš Lietuvos į Latviją, tiek iš Latvijos ir tiek į Kaliningrado sritį. Taip pat didinant tranzito padidėjimą ir tiekimo saugumo patikimumą, sekantis svarbus projektas yra Šakių rekonstrukcija dujų apskaitos stoties ir Lupingo iki sienos su Kaliningradu pastatymas vakarinėje dalyje. Na ir trečias toks didelis projektas, kurio apimtis priklausys ir įgyvendinimas nuo struktūrinių fondų, yra Jurbarko Klaipėdos sujungimas tam, kad Lietuvos dujų sistema būtų sužiedinta ir būtų užtikrinti visi reikalingi patikimumo parametrai. Daugiausia neaiškumų mes šiandieną turim su gamtinių dujų poreikiu. Ir jūs matote, kad po 10 metų, tai yra nuo sekančių metų sausio 1 dienos, mes esam numatę ir pas mus kontraktai yra, lyginant su dabartiniais 3,5 milijardo, yra 5 beveik milijardai gamtinių dujų kontraktuoti. Ir tą kiekį mes turim iki 15 metų, tačiau iki šiol negalim susikalbėti su vyriausybė ir dėl ko yra labai daug pykčių iš jų pusės, dėl kad iki šio laiko yra nedeklaruoti kiekiai, kurie valstybei reikalingi po 15 metų. Joks susirašinėjimas, joks bandymas kalbėti ir tiesiai su premjerais, jokių rezultatų neduoda. Aš manau, kad vis dar žaidžiama ir spekuliuojama, kad pavyks Ignaliną pratęsti. Aš manau, kad tai yra klaidinga ir tai labai pavojinga. Antras dalykas yra labai didelė rizika, kad ta infrastruktūra, kurią mes dabar kuriam, po 15 metų jos, kaip sakant, poreikis darosi nelabai aiškus. Bet tikėkime, kad artimiausių laikų tie klausimai bus išspręsti. Kaip minėjau, mes turim opcioną ir galimybę po 15 metų pratęsti dar 10-15, jeigu reikia 20 metų. Ir kai kas irgi klaidingai įsivaizduoja, kad jeigu tu pasirašysi tiekimo sutartį su Gazpromu, tai tu jau negalėsi nupirkti, jeigu atsirastų galimybė iš kažko kito. Jokių tokių suvaržymų teisinių mes neturim ir šiandien, jeigu būtų galimybė, mes galėtumėm laisvai atsisakyti to kontrakto ir pasirašyti kontraktą su kitu tiekėju. Pagrindiniai mūsų tikslai. Aš atkreipčiau dėmesį į plėtros momentus ir atkreipčiau dėmesį į tai, kad mes ruošiamės toliau valdymo sistemų tobulinimus ir technologinių procesų modernizavimą, todėl kad atsiranda naujų technologijų
tiek mūsų pusėje, tiek vartotojo pusėje ir labai svarbu jas laiku įdiegti. Taip pat mes analizuojame, ir čia yra ir Saulis, mes analizuojame situacijas ir kitose sektoriuose ir nagrinėjame savo galimybės dalyvauti ir kitose energetiniuose versluose, jeigu matysim, kad verslo sąlygos, reguliavimas pasidarys skaidresnis ir matysim, kad tam tikros grupės, kurios dabar dominuoja, jos bus suvaldytos ir atsiras iš tikrųjų teisinga tvarka, kurioje ne tik tai mes, bet ir kiti, nebūtinai iš energetikos rinkos, bent kuris investitorius galės drąsiai investuoti, nebijodamas, kad po savaitės ateis dėdė, kuris pasakys, kad tu čia nereikalingas. Pagrindiniai iššūkiai yra, aišku, Ignalinos uždarimas, jungtys ir tiekimo alternatyvos. Taip pat mes dabar analizuojam Europos energetikos trečiąjį paketą ir jo galimą įtaką tolesniai kompanijos veiklai. Na ir be jokios abejonės reguliavimo aplinka, todėl kad ją suprognozuoti šiandieną, aš suprantu, kad sudėtinga jums visiems, bet kai kurios dalykus galima suprognozuoti, bet reguliatoriaus sprendimų suprognozuoti ypatingai Lietuvoje neįmanoma. Tai būtų tiek formalaus pristatymo. Ačiū iš pristatymą.